sienos. O Dieve, kas čia buvo? Kur mes esam? Nežinau, tai šviesa. Ne. What the, kas čia dabar? Povandeninis laivas. Ten parašyta, tavo gyvenimas baigsis. Bent jau kur aš dabar esu. Ten tai parašyta. Gerai, kylam. Oi, tu savo povandeninis laivas. Kas moka povandeninį laivą valdyti? Nu, davai plaukiam tada. Tik atsargiai. Nu. Važiuok. Ką tu čia svirtis lenkinėjai? Kur jūs einate? Apsižvalgyti reikia. Raudonakmenis, šviesakmenis, raudonakmenis. Portalas. Au, mane įmetė! Atsiprašau. O Dieve, kas čia tokio? Kas čia dabar? Kur mes atsiradom? Kur džiugas? Kur džiugas? Kas jūs toks, ponė? Aš čia gyvenau. Iki to kol tas dalykas nebuvo atėjęs. O tai čia kažkoks monstras? Buvo, bet jis dingo. Kad prisiminčiau jį, aš pastačiau statybą. Tai užtruko 20 metų. Man buvo nuobodu, todėl aš pastačiau jį. Galima užeiti? Bet jo. O galima pavalgyti? Jo. Ne, ačiū. Čia gal galima pasiimti kažką? Imkit. Vis tiek neturiu draugų, su kuriais pasidalinčiau. Nu. Kur mums dabar, ponė, eit? Bet čia yra dalykų aplinkui visur. Gal aš bijau ieškotis čia. Tai gal kažkas išlys. Na, aš einu į kažkokį geležinį kažką. Kraujas. Čia Čia buvo kalėjimas. demonai. Žmogaus skeletas. Ką panašu? Tas skeletas apkeitas. Kas čia? Aš kažkokioj būdeliai. O Dieve, kas čia buvo? Gelbėkit! Eik iš ten. Pabandykime padarys. Čia viskas taip apleista. Aš radau šitą. Tai sėdame čia man apravis. Čia išeinimas spauk. Aš einu toliau. Kas čia tokio?
Biblioteka. Kažką radau, bet čia tuščia. Taigi knygi tenais, ten galbūt sakei. Eikit. Ką radau? Bibliotekos sargas. Pasižiūrėk, kas jį paėmė. Aš turiu bibliotekos sargą. Čia tas. Jeigu kariai jį laikė. Kam jis buvo reikalingas? Va, matote? Demono statulė. Dėjo, man tai čia kažkaip nejauku. Aš atėjau rankti kojas. Aš jau buvau radęs. Dėkit. Ateinam. Užrakintas, užrakintas. Išeikit taigi pats. Aš įsižeigiau koją. Aš įklimpau. Padėk. O. Kas čia gero yra? O, čia yra būk. Klausom. Kiek jūs čia laiko gyvenate? Apie 30 metų. O kas jūs čia atvedė? Gal netyčia povandeninis laivas? Pone. Gal jūs netyčia povandeninis laivas čia atvedė? Ne, aš gyvenau pabolės karmalą. Laukite mūsų kitos serijos, nes jinai bus tikrai įdomi.